Sveiki atvykę į mano Bezdutės virtuvę. Rasim, kaip daryti kimči, kaip sakant, mano kimči, tai yra mano būdas jį gaminti. Skanu, žmonės įvertina, valgo, džiaugiasi, nori netgi nusipirkti iš manęs. Kartais gaminu, kartais negaminu pardavimai, bet iš esmės yra labai paprastai. Mūsų kopūstas, nusiemam tas šoninės dalis, kurios yra negražios. Pekino kopūstas imu visą laiką kuo žalesnį, tai va šitas jau fainesnis man. Čia yra, sakau, grinai mano metodika, galėsiu prisekti savo draugų korėjiečių, kurie pakomentuos arba pasišaipys iš mano kimči gamybos būdo. Bet kadangi jauni žmonės šiaip gal dažnai nebemoka to gaminti, tai sakykim, kad visai good šitas receptas. Pradžiai, kas yra svarbiausia, mums reikės pekino kopūsto, druskos vandens. Druską neturėjau nustambę, tik turėjau, tai susimaliau pati. Druskos tirpalas 3%. Čia bus dabar jau visą tą kiekį nuėmus. Kokie 2 kg 700 gramų pekino kopūsto. Naudoju tokį peilį, man patinka pjauti su juo. Saugiau, geriau įeina į vidų pačios daržovės, neslysta. Aš mėgstu, nes yra kimči 1000 gamybos būdų, tai tikrai 1000, tai aš mėgstu gaminti taip tikrai gan paprastai, nes galima ir cielą gaminti, ta prasme iš visos daržovės ten su ryžių pasta ar su tokiu kaip tepiniu pasidarytų į vidų marinuoti ir tada ją slėgti. O man patinka tas toks paprastas, greitesnis receptas. Susipjaustau kimči į 4 dalis, pekino kopūstą į 4 dalis, būsimai kimči. Kaip matote, tos dalies neišpjaunu dar dėl to, kad iškris viskas. Tai man tiesiog tuo metu, kai aš pjaustau laiko, yra patogu. Nu, tokiais, kaip sakau, tas galiukas būna skanu, kai kuriem ne, bet aš tai palieku visai. Ekonomiškai maistą žiūriu. Ėmiau 2 talpas, pasižiūrėsim, ar jų abijoje reikės, bet greičiausiai reikės. Kopūstečko keliauja į vidų. Nu, va tokie nėra labai svarbu ten. Tokie, pavyzdžiui, labai jie būna jau, ta konsistencija tokia kaip košė daugiau, bet visos tos kietosios dalis tikrai galima naudoti. Tikrai reikės 2 indų. Vėl per pusę pjaustau. Pilnas gavas. Po to matysim, kiek lieka po to. 3% druskos tirpalas. Kažkur 500 gramų druskos dėjau. Čia biški šiltesnį vandenį, galima visai karštą dėti, tada ir pati daržovė greičiau kaip čia netenka tos drėgmės, sakykime. Šiaip aš tai mėgstu iš vis pradžioje, kai darydavau, tai į kriauklę įdedu tą kimči pilną, privaru. Druskos vandens pripilu, suslėgiu ir palieku per naktį. Tai šiuo atveju tikrai trumpiau laikysim. Jėzu, nes Artūras tikrai tiek nebus čia, nelauks. Vanduo turi apsemti visas daržovės. Neturiu didesnės talpos, tikrai būtų patogiau. Tai iš esmės turi apsemti visas daržovės. Va. Dedu lėkštutę. Padarysiu bokštą. Va. Ir tada pjaustysim kitą pekino kopūstėlį. Tai slegiam kopūstą. Turiu iš daržakmenės viduje. Pagal idėją turėtų dar padaugėti to vandenėlio ten. Reikės į biškį vos nupilti. Galite laikyti nuo 2 valandų iki per naktį. Naktį pasidarai, vakarė atėjai pasidarai. Dabar sudėsime ingredientus, tai kol visą tai marinuojasi. Gerai. Opa. Kaip čia marinuojasi, nesimarinuoja, o netenka drėgmės. Daržovės, kad būtų pasiruošusios priimti skonius į save. Atsakant į klausimą, kodėl bezdutės virtuvėje, nes kimči smirda bezdukais. Kimči arba pekino kopūstas, kada jis pasiruošęs būti fermentuojamas, toks biški labai skaniai bezdukais paduoda. Reiškia ready. Turi būti šiek tiek surokas, bet ne toks, kad negalit valgyti. Koncentracija gera. Man tiktų, aš tiesiog nenorėjau išmesti, turiu gražų papuošalą, nes dėjausi ir suplyšo. O kam neplyšta? Tai tarp 2-3% dėčiau. Man gal netgi sūrokoka. Bet esmė yra tame, kad ilgesnis galiojimas ir iš tikrųjų jisai pasaldėja eigoje. Tai dabar, kadangi tų tikslių gramų aš jums nepasakysiu, bet pasakysiu daiktais. Kimčiai aš perplaviau šaltų vandeniu nuo druskos 3 kartus. Kažkokia tokia tradicija 3 kartus nuplaut.
Ir kad nebeliktų jokių druskos likučių, nes tikrai bus per sūrų. O kitos sudėtinės dalis yra tokios. Morkos. Jas galima tarkuoti ir į patį kimči. Čia tas naudoju viduj. Kaip matote, kimči yra dar su skysčiu. Tai yra gerai, nes irgi turi būti skysčio šituose mūsų stiklainiuose, kai jau dėsim. Šiek tiek skysčio pilsiu į blenderį. Jeigu labai turite vandeningus vakriaušę, žiūrėkit. Obuolį galite naudoti, kuo vandeningesnis, tuo geriau, tada vandens nereiks. Kad kuo geriau susimaltų imbieras, kad neliktų tų atplaišėlių. Nors praeitą kartą belenkaip dariau, su atplaišėlėm padariau, vis tiek labai viskas gerai gavosi, tos atplaišėlės buvo pradžioj, kol šviežios dar buvo tokios erzinančios, o po to jos tiesiog susiraugino. Tai va, ir tiek, kaip sakau, taisyklė yra visko po vieną po truputį, svogūnas saldusis, deduosite savo mėgstamą mylimą svogūną saldųjį. O visa kita tai daugiausia turi būti česnakų ir imbiero. Ir česnakų ir imbiero kiekis vienodas, o visa kita, kaip sakant, palei norus, palei akį. Biški vandeniuko. Tekstūra va kaip tokia kaip tyrė obuolių. Nežinau, panašiai gavosi, arba kaip tarkis bulvių. Čili dedate. Galite su šituo marinuoti kimči, tai yra baltas kimčis, jis bus aštrokas dėl česnako ir imbiero, bet nebus čili to aštrumo. Tai mano sesės mėgstamas yra baltas kimči, jis visiškai nekenčia aštrumo. Viena kimči dalis, oranžinis, gali būti visiškai raudonas. Tas raudonumas duoda tą aštrumo skonį. Čia sudėsiu, kad nepameščiau po to česnako. Čia perpilam. Viskas labai ekonomiška. Artūrai, gali parūpinti vandens? Visą trečdalį. Artūras, kadangi yra misteris pagalba, nes Aida yra ADHD bezdutė. Bezduliukai yra sveikatėlė. Vėl dedame čiliukus. Dedam viską. Ir vėl tą patį darys. Oi, čilius anksčiau įdėjau. Nu ką padarys? Toks gyvenimas, dok. Imbieras. Šiaip kriaušę dedu su viskom, net nesismulkinu. Fermentacija geresnė. Bet jau svogūną tai nededu to galiuko. Gerai. Tvariau. Va. Neteisingai ingredientus, nes skystis visada arba labiausiai minkštas vandeningas ingredientas turėtų eiti pačioje pradžioje, nes jisai padeda išsukti. Man atrodo, kad čia viskas gerai. Good. Tai va mano variacija kimči. Viena gavas tokia grūdelėta, labiau kita kitokia, čia daug daugiau imbiero, tai aš viską tiesiog vieną sumaišau, labai jau tas blenderis ant ribos, reikia perdėti. Vėl reikia indo, eina šikt. Tai ką dabar daryti? Jaučiu, kad per daug padažo prigaminu. Neužtenka indų, nežinau, kur mano indai dingo, kažkas pavogė mano indus. Tai darysim tiesiog paprastuoju būdu. Aida. Svarbu būtų skanu. Belė. Sumaišom. Kaip matote, sumaišom. Matote, jeigu skysčio per daug, visada galite šiek tiek nupilti. Nėra čia bėda. Viską išmaišome. Jau ten spausti nebūtina nieko. Tai skystumas visiškai gali būti, būna pas mane sausa kartais skysta. Nu, jokių problemų. Tikrai jokių problemų. Dedame viską. Galima, jeigu norite įvesti ekstremalių pojūčių mėgėjas, maišyti rankomis, be pirštinės. Tik manęs po to nekaltinkit. Dar čia dedu, ir diko neįdėjau. Lochė, gerai, nesvarbu. Dar ir diką dažniausiai baltą dedu. Suspaudžiu, kad būtų skystis. Šiaip svarbiausia, kad skystis apsemtų. Ir aš dabar sugalvojau, kad paliksiu tą galą ne visiškai įstumta, nes ar taip viskas susifermentuos ir ar taip skystis greičiausiai išbėgs per viršų. Tai nuvalau šonus ir užkemšu.
Tai iš esmės galima įdėti kažkokį akmenuką, kai būna stiklas specialus, ar ridiką, ar morką ant viršaus ir suspausti. Užslegia, kaip sakant. Šiuo atveju vis tiek ar taip viskas bus gerai. Messy job. Tikrai toks darbas. Aišku, aš irgi, kaip sakant, aš noriu turėti kimči, ir aš skubu, nespėju niekur, tai darau, kaip man išeina. Esu tiesiog, kaip sakau, įdingas žmogus su savo problemom. Jeigu jums tai nepatinka, tai jau jūsų problema. Man labai patinka pasakymas, geros jums dienos, bet jeigu jūs tokio diena pas jūs netokia, ir jeigu norite ką nors dėl to užgauti, dėl jūsų pačių problemų ir dėl jūsų blogos dienos, tai neturite to teisės, žinokit, neturite teisės užgaudinėti ir įžeidinėti kitus žmonės vien dėl to, kad jūs kažkas jums negerai tą dieną. Tai siūlau pasilikti savo neigiamas emocijas savo. Niekam jų nereikia, niekam jos neįdomios, žinokit, niekam jos nepatobulina. O jeigu kažką galite pasakyti naudingo, konstruktyvaus, labai faina, welcome, jeigu ne, tai patylėkit. Atsiprašau. Ir aš stengiuosi ir savo tą metodiką taikyti. Šis geriau visada yra patylėti, negu nepatylėti. Bet kaip ir kiekvienam žmogui dar reikia mokyti. Liko šiek tiek kimčio. Čia skaitytųsi šviežias kimčis. Kicking my ass. Visą dieną dabar burna česnakais pados. O žiauriai geras aštrus. Nežinau, ar mano vyras tokį valgys. Jį pasifermentuoja, jau nebėra to česnako tokio. Labai skanaus skonio burnoje. Čia tokia bombytė. Gera bombytė, tikrai ne per aštru, ne per sūru iš tikrųjų, viskas gerai. Čiau. Šitą visą betvarkę, bet nesvarbu. Svarbu yra, kaip atrodo ir kas bus su mano kimčiu. Nuplautas indelis, vidų įdėjau ridiko, kad užspausti. Laikysiu dabar tamsioje, vėsioje vietoje, bet kambario temperatūroje. Ir auginsiu arba fermentuosiu nuo 1 iki 7 dienų visai, bet dažniausiai nuo 3 iki 7 reikėtų. Nieko baisaus, jeigu biškį pradarysite ir leisite ištekėti pertekliui. Burbuliukai turi pradėti formuotis ir čia kilti, kaip šampanas. Ir tiek žinių, kai perteklius išeina, kartais pasiragaujat, jau žiūrit, kad ok, ten 3-7 dienas pamaišot. Kažką radau. Ir pamaišot ir tada dedat į šaldytuvą. Dedat į šaldytuvą ir galite naudoti apie pusę metų, netgi daugiau. Tikrai skanaus kiekvieno maisto papildymas.